aišku, ir fiziškai būtinai atsineškit, bet, sakau, vaizdas plokščias, tai visi nematys jūsų tas knygos. Jūs ir čia, bet gerai būtų, kad ir visur čia vaizdai. Dar jūs minėjot paauglio psichologiją. Tai kas tas Magic Word? Kas tas yra paauglio psichologija? Nu, Ugnė galėtų pakomentuoti. Tai va šitą, bet jūs iškleiskit, kas tai yra paauglio psichologija ir kodėl jūsų personažas atitinka paauglio psichologiją. Nes, nu, labai, nu, nežinau, reikia suprast, kas tai yra. Reikia argumentų. Jūs tik perdakys. Rūta dizaino rūpinasi. Tas Arduinas, tai čia visiems suprantama? Taip. Jo, kas teisė? Programa ir herojus. Sutapatintas. Tau herojus, o kas Arduinas? Va, kas irgi plokštelė yra, supranti? Va tokia kaip karambola, tai yra Arduinas yra. Nu, modelis tam tikras. Nes tas 13 metų jis turėjo suprast, kad Arduinas čia jėga yra. Ir tada paaiškinkit jam, kodėl tas, nu, tas yra, va, tas kažkas. Nes aš nežinau, kas yra elektronikos pasauly, kas yra Arduinas? Centrinė figūra ar ne centrinė? Aišku, centrinė. Nu tai va, elektronikos pasauly Arduinas yra centrinė figūra. Nes? Nes, kodėl? Tai yra kaip mažas kompiuteris, kuris... Elektronikui, taip? Taip. Nu tai va, jūs tai va, o 13 metais irgi nori būti centre, ne? Pas jį yra, jisai susitapatina su Arduinu ir jisai valdo tenais visas tas užduotis. Jo. Gerai, klausykit, gal jau paleidžiat, nes tuoj mes vysim namo iš visos. Jau, nes ten iki 8 minutės buvo. O minuo, dabar greitai. Kiek 8 minutės jau? Su tavo užtęsimu, taip. Papildomais klausimais. Mes kompiuterio neturim. Ai, aš galima. Kažkaip dominuoja 623, 620, 630. Kažkoks čia skaičius keistas. Čia pristatymas vienas, taip nežinau, ar spės per 6. Vargiai. Ne, nebijau. Jis. Tai dabar jau greičiau, dabar jau bandom imituoti tikrą finalą. 5 minutės. Tai jūs pasistengit, bent jau laimėsit kelionę į Suomiją, piniginius prizus, nors, nežinau, kaip čia jūs sumotyvuoti. Pasirodysit prieš kitus visus. O, reikėjo taip ir tikėtis. Reikėjo klaus, bus 3 prizinės vietos. Pirma vieta su visa komanda ir mentorium prieš akį važiuoja į Suomiją, kovo mėnesį greičiausiai. Gal kovą. Dėl datų dar nėra tiksliai numatyta. O kitas gauna piniginį prizą. Ir pirmas dar gauna piniginį prizą. Nu čia toks dar publikos prizas. Nu dar bus publikos prizas. O kokia garbė. Nes užsiregistravo jau dabar kokie 34 ir 35 žmonės iš visokių. O jau pavasarį daug susiregistravo. Neskelbėmės. Neskelbėmės iki pavasario. Skelbė, kad ieška idėjų. Mes galėjom įmonėm nebent skelbti. Nebuvo. Gal ne Suomi? Tu Suomi pažiūrėjai, gal jo, tai jie paskambino. Panterė. Teisai.
Sveiki visi. Mūsų naujasis pavadinimas Meet Me. Buvom kalbinoti, bet bendru tokiu komandos tarimu nusprendėm jį pakeisti. Taip, šūkis mūsų išliko tas pats. Meet new people here and now. Yes. Mes nusprendėm taip susikoncentruoti taip į labai tokius paprastus dalykus, kad viskas būtų elementaru ir aišku. Tai kaip ir mūsų toksai pagrindinė vertė, kurią mes kuriam, tai yra, kad žmonės nešvaistytų savo brangaus laiko ilgiems chatinimams ir surastų reikiamus žmonės reikiamų metu. Ir mes nusprendėm taip savo aplikacijų, kuriamoje leisti vieną nemokamą skambutį, vieną nemokamą žinutę ir 1 valandą, kuri reiškia, kad tavo paliktas pranešimas žemėlapį galios būtent 1 valandą. Kiti žmonės galės tave pastebėti ar susisieks savim būtent 1 valandą nuo tavo palikimo laiko pradžios. Taip, čia šioks toks pavyzdėlis, kaip mūsų appsas jau atrodys, jūs jau esat matę. Kaip ir minėjau, matysit žemėlapį savo veidą, kitų žmonių veidus ir pranešimus. Tai pagal kuriuos jūs galėsit pakviesti žmonės susitikimui, sukontaktuoti kažkaip tai parodyti iniciatyvą, arba jūs galėsit pakviesti, jeigu jūs sugebėsit sudominti kitą žmogų. Mūsų aplikacija taip pat leidžia jums nepraleisti puikių galimybių, kurios pasimaišo kiekvieną dieną. Galbūt, kol kas turbūt nėra tokio įrankio, kuris leistų šitiek daug sričių, šitiek daug interesų talpinti į vieną vietą, būtent realiuoju laiku, čia ir dabar. Hebra, pas mane after party po renginuką, tai kas nori. Gerai, žiūrėjau. Bet ir bazeris? Taip. Atsiprašau. Jūs kaip ir minėjau, galite palikti savo pranešimą gyvame žemėlapyje, kuriame galėsit naršyti, kiek tik jūsų širdis geidžia. Kaip mes iš to uždirbsim pinigus? Tai nusprendėm taip, kad tame žemėlapyje, jeigu mums pasieks, talpinsime Google reklamą, tos papildomos žinutės, jeigu jūs vis dėlto labai norėsit chatint, pamatę tą kitą žmogų ir bijosit su juo susitikti gyvai, tai galės nusipirktų žinučių daugiau, bet aišku, bus mokamos. Pačios aplikacijos pardavimas, tai reiškia, kad jeigu jūs nenorėsit matyti jokių reklamų mūsų aplikacijoje, jūs turėsit sumokėti, dabar galvom kokį $1 per metus, kad jūsų būtų švarus ir gražus toks clean variantas aplikacijos. Ir taip pat paslauga jau verslui turbūt, tai bus nuomojama vieta žemėlapyje, tai yra pikseliais, tarkim, galės logotipus savo patalpinti, geriausius pasiūlymus, kai jūs scrollinsit, matysit kitus žmonės, matysit taip pat ir kitų įmonių geriausius pasiūlymus. Čia, tarkim, pica 50% pigiau šalia jūsų, tai kodėlgi nepasinaudojus tokio varianto. Taigi, kas toliau? Mes ieškom dabar investuotojų, rizikos kapitalų, norėjom dirbti su Nokia, nepavyko, praleidom tą, taip sakant, traukinys nuvažiavo ir turim ieškoti kitų galimybių. Tai bet ruošiam ir greitai tikimės, kad neišvys dienos šviesą. Gerai, čia bus mano. Komentaras, kas čia buvo, tai čia pabandėm vizualiai pavaizduoti. Kaip veikia programėlė ir kad tokių nesusipratimų nebūtų, atsidarai programėlę ir matai tos pasiūlymus, nereikia rėkaus, dėti kažką. Jisai gali susidarėti. O kodėl jūs nebandot nei vienas, kurie, tarkim, jeigu nekodinat, pasimkit taksūrą arba dar pasidarykite prototipą? Tai aš darau. Jisai daro, bet neturi laiko. Nes daug geriau atrodys, suprantat, vis tiek bus veikiantis daiktas. Dabar tos paveikslėlius visi rodo, atrodo, man jau neramu darosi. Rasa praeitą sykį buvo pirmoji versija prototipo. Ir taip, bet reikia tokį nugur spaudyti, Ai, bet tu nuginės sakai, funkcijas kad pasirodys. Čia bet kas gali. jau žino, kaip jau matė, bet čia jau sakė, bus 35 žmonės, kurie nieko nematė, tai šito žodžių nereikia. Tai
Čia buvo, kad aš visus matęs iš to žmonės. Ne, tai esmė, kad bus auditorijoje. Ai, tai to auditorija čia, žinokit, tikrai nebus tokia ta, prezentacija, manau, tikrai kažkas padarys. Kokia jūsų problema, aš niekaip nesupratau. Aš irgi nesupratau. Ai, problema yra ta, kad žmonės švaisto laiką tiem ilgiem pokalbiam chatinimui, ar ne, ir problema dar, kad bijo užkalbinti tos nepažįstamus žmonės, jeigu neturi jokio. Kam reikia žmonėm užkalbinti žmonės? Nepažįstamus. Palauk, o tu galvoji, kad tu chatuose švaistai laiką ir negali su savim kovoti ir tada ateina meet me ir sako, aš tau padėsiu. Čia tai vis yra prakeiksmas, išradimas ir dėl manęs jų galėtų apskritai nebuvo. Tai dėl tavęs, tai kiti, kurie chatuose sėdi, jie turbūt jie patinka tose chatuose, tai nereikia gelbėti. Ne, mes jų ir negelbėsim, tikrai tokių žmonių. Kokią problemą sprendžia šitas produktas? Tu galvoji, kaip jūs transliuosit reklamą savo, kaip jūs pritrauksit vartotojus? Nežinau, Sakysi, švaistai laiką chatuose? Nešvaistyk, mes tau padėsim. Ne, jeigu žmonės labai komunikabilūs, jiem nereikia, jie neturi jokios baimės ten susipažinti, vis tiek dauguma žmonių nori ir ieško naujų pažinčių. Taip pat nuo to pradėkit. Visokiem seksualiniam maniakam, seksualiniakam. Neužkirsi? Tai už ko mums nesakysi, už to kampo aš tavęs laukiu. Ne, šiaip pasitikim, kad žmonės šiais laikais vis tiek dar turi kroperytę intelektą ir jeigu kas nors jam parašys, susitinkam Gariūnuose kioskelį, 8 vakare, ateik viena, tai tikimės, kad dar kažkas sugalvos, kad gal čia aš abejosiu, gal ir neįman tenai. O kaip atiduoda, pavyzdžiui, 12 000. Jo, gali tai pasitaikyti. Bet mes nuo to tikrai neapsaugosim. Tai sakė, nuo kvailumo jau vaistų nėra, tikrai neišrasim. Ok, bet jūs šitoj vietoj labai daug visko nepasakėt, ką jūs esat padarę. Pirmiausia, jūs turit remiatės kažkokiais tai statistiniais duomenim. Na, esame, bet jau mes minėjom praeitose padarą. Čia galutinis finišas. Čia viską turi susakyti, kas geriausia. Ir kartotis. Na, bet paveiksliukai, tai matot, nepatiko, kad kartojasi. Ne paveiksliukai, o kad tu sakai, va jūs jau viską žino, tai sakau, tau reikia pasakyti. Ne, aš tavo prisimenu pasakau, bet dėl paveiksliukų. Ko? Ai, ne, čia paveiksliukai, kad, ta prasme, paveiksliukai, kad nieko mygtukai neveikia, aš nenorėjau pasakyti, kad geriau kai veiktų mygtukų. Iš tikro trūko NABC smarkiai, konkurentų nemačiau visiškai, problemos irgi nesimatė, ją reikia įdėt. Kuo jūs naudingesni už savo tada konkurentus? Verslo modelį kurdami neprieštaraukit savo pagrindiniai idėjai, kad pardavinės papildomas žinutes, bent jau pačioj pradžioj. Nežinau, ar tikslinga šitą skelbti, jeigu jūs skelbėt, kad norit skatint gyvą bendravimą. Tai gal mes o paskui galit nusipirkt chatą. $1 už žinutę. Tai jūs vis tiek Android darysit, ne? Tarkim. Pradžiai. Kur jūs einat? Gerai, kokią rinką jūs dabar einat pradžiai? Tiesiai pasaulyje. Nes manom, kad ne, nuo Androidas jau beveik nemokamas. Tai jūs galvokit kitaip, kaip jūs tam darysite. Ja, pulpojam. Mes, kalbėjom, bet nepasakyčiau, kad turim konkrečiai, kurią rinką mes imsim. Tai nuo to priklauso verslo modelis. Jos, tai gerai, einat į JAV, bet JAV, sakiau, yra labai populiarus apsas. Tarp kitos orientacijos žmonių. Toks lygiai pats. Kombinuot, kur naudoja visi gėjai ir taip toliau. Taip ir vadinasi? Šiaip tai labai. Ne, vadinasi kitaip, bet jį padarė visiškai ne gėjam. Bet, ta prasme, jisai užkariavo nežmoniškai populiarus, nes būtent ta tikslinė grupė labai... Va, tikslinė grupė, pas jūs tikslinės grupės nebuvo irgi. Drovus jaunuoliai, kurie sėdi, programuotojai, kurie sėdi prie savo kompų. Ai, čia eikui reikia platyti. Jo. Nuoldos kodą. Ne, jūs galite pasiskaityti, nes problemą galima išskaityti, pavyzdžiui, pasiskaitykit kokio pūro ar ką, kai
sako, kad žmonės, kuo daugiau jie naudojasi informacinėm technologijom, sėdi chatuose, tuo vyksta susvetimėjimas. Tu iš tikrųjų jie drovesni yra. Jie drąsūs virtualioje erdvėje. Bet pavyzdžiui, eiti gatvę, pamatyti merginą ir ją užkalbinti, jam jau neužtenka ryžto. Čia labai ypač vyram būdinga. Merginos pas mus drąsesnės yra. Nežinau, argi tikrai tai vertas. Nu, pas mus matai kitai dalykai, kad tai yra kultūriškai neįprasta, kad mergina tik judesi padaro. Bet jos vis tiek visos labai laukia, kad tu jau pažiūrėtum. Jau žvilgsnės sulaukia, tačiau labai daug skaitos. Kaip tu nesupratai? Bet pasidarykite ne visi normaliai. Nuo to čia jau. Tai turėjau, kad Gintarė buvo užimta, Eglutės, LT, visą kitą. Tai jo, bet 23 jau už... Jo, Eglutės baigėsi seniai. Bet jo, į kalėdinę parodą dabar išvažiuoja ir jos nebus vėl per tą pagrindinį. Jo. Nu, tai vadinasi, kažkas kitas turi padaryti, jeigu jos nebus. Jo, vėl tas... Nes esmė, jūs turit parodyti, kodėl jūsų produktas reikalingas. Kodėl žmonėm reikia valgyti. Kodėl žmonėm reikia naudoti šitų appsų. Tiesiog paaiškint. Nu, pabandysim. Nu, bet šiaip ar visiškai taip neaišku maždaug, kam tas appsas buvo. Tai jūs klauskit jų, nes man tai aišku. Ar šiaip aišku, ar nelabai aišku, kam šitas appsas reikalingas? Nesakytume, aš tik kadangi girdėjau jūsų mentorius pasisakymą, tai aš taip jį ir girdžiu. Kaip papačiutė. Gerai, kaip kas suprato tą appsą? Nu, papasakok. Labai aišku, kokiam. Jeigu taip iš tikrųjų pasakyti. Mieste, o patiko panelį reiks susitikti. Bet galiu šiaip prieiti ir sakyti. Jo, čia yra grinai vyriškas appsas, kai namuos. Sakai, eik man į miestą ar ne? Ar yra laisvų panų? Dar problema, kai draugas einu į miestą panų kabinti, toks ateina. Na, svarbi čia ir yra. Tu das be pasakyti, galima tai valdagiau pasakyti, bet jisai gali suveikti šitas appsas, 100%, žinokit. Bet reikia kažkaip mandagiau, aišku, taip pasakyti. Ką? Pasakykit. Sakykit, jo, na ką jau. Geda per daug girdėjęs. Tikrai Aš sakykit. pasakiau viską. Ir man kolega patvirtino. Tu pasakyk ne. Tai čia tada lietuviai nedrastis, man atrodo. Aišku, nedrastis. Kada paskutinį kartą užkalbino vaikiną šiaip išle? Gatvėje. Kaip ne? Ai, klausia, krepšį. Šiais laikais užkalbinti panelę, tai bus jau maniakas. Jo. Toks tipo, palauk, tai brolių vyresniam paskambinti. Reis, tai pasaulis. Nu, tai kame čia problema tada? Aš atsimenu, gotai išdėsiau parašyti, pamačiau, kad turiu 2 bilietus į Kašį. Bet buvo kitas susitikimas dėja. Jo, bet, nu, čia tas ne tik mes į tas pažintis labai orientuojamės. Man, pavyzdžiui, pačiam tai labai naudinga atrodo, kaip tikrai pameti daiktus kokius nors ir tu matai, kas kur ką pametė ir palieki pranešimą ir jeigu žmogus randa... Bet sakai, tik valandą galioja. Jo. Tai čia problema. Nu ir aš randu, pamečiau piniginę, jau jie man sudomuotai. Ir 800 metų. Pilies gatvėje prie tada. Nežinau, blyditės. Visi varosi. Su tais ieškikliais. Jo. Ir ištarinė. Jo, aš su šėtėtovi žiedą sudėjau. 3 karatų. Gaminau blynus blyninė ir dingo deimantas. Eisi blynų. Tiesiog, kad nebūtų grinai tik tais panų kabinimui arba chūrų kabinimui. Ne, bet jūs turit vieną pagrindinės kelias funkcijas, o paskui plečiat savo veiklas. Man visą laiką reikia paimti pradžioj tą visą savo potencialų vartotoją, o paskui jau plėstis. Nes jeigu jūs daug iš karto siūlysit, gali būti pasiūlės. Perkėpitės ten, kur, ta prasme, tas, kas jums pinigus mokės. Arba kas iš tikrųjų jaučiat aktualu. Kaip aš pažinčiau svetainę. Aš kažkur intuityviai jaučiu, kad šitas appsas gali suveikti. Jo, bet reikia jį labai pristatyti. Bet reikia kažkaip tą valandą parodyti.
Jūs su savo družka pašnekėkit, kas jums papasakos. Su kuo? Su šitų. Su šitru. Tai gal sakau, Ne, jisai, bent jau kaip mes šiandien buvom sutikę, tai jam kuo paprasčiau, kuo trumpiau, tai aš stengiuosi ir taip jau trumpai čia, na, vis tiek čia buvo per ilgai. Jo, bet ką jisai sako, kaip jis čia? Nu viską, kuo mažiau, kuo trumpiau, kuo mažiau informacijos, kuo viskas aiškiau ir kuo trumpiau. Jo, bet esmė, tau turi būti esmė, kuo tavo, tarkim, šita programėlė yra išskirtinesnė už Facebooką. Aš Facebook'e galiu susirasti, pas sužinau, kad ten man patinka kažkoksai Tomas. Tomas, nežinau. Kuris Renato draugas. Aš susirandu Tomas. Renatai gal galėt? gimas. Kuo tada, kokią jis sprendžia papildomą problemą, vat jūsų šitas appsas? Taip, kokią Tarpininko problemas. Funkcija. Tikslinė, kam tiksliai skirtas? Nu, aš nežinau. Tarpininkas ką? Kam, aš Vietoj to draugo yra tarpininkas tarp tavo objekto Kokia tikslinė grupė, pavyzdžiui, socialinio tinklo? Jo, bet jūs kodėl tada reikalingas tas žemėlapis? Kodėl reikalingas tas vat būtent ratas žmonių? Ir kodėl tu juos matyt turi? Nes aną kartą spontaniškumą buvom pabrėžę. Neturiu ką veikti ir norėt susitikti su manėm. Noriu kažkaip laiką praleisti. O tai dažnai neturi ką veikti. Taip. Blogai. Kita problema. Tu neįspręsti. Mes ją sprendžiame, Mes mes stengiame ją išspręsti. Nu, bet tu neturėdamas ką veikti galėjai į būrelį užsirašyti, į bažnyčią. Paplaukti, pabėgioti. Pasimelst. Jo, Aš nesu toks. Ne, šiaip bažnyčios parapiečiai irgi tikslinė rinka, nes ten niekas neklauso ir visi kaip terapatas. Tai va čia irgi yra naudinga. Bažnyčiai reklamuoti tamsą. Jo. Arba šiandien į bažnyčią. Varau. Šitą gazuotą vandenis reklamuoja, žinai, gazuotas švestas vanduo. Naudokite, nusėsti. Nes nu visą laiką galvokit, kokią žinią, vat, jums reiktų parašyti 3-4 žodžius. Nu, vat, appsas pristatyti, na ir ką jūs sakytumėt? Sakytumėt savo tas Jo, nuomonę? tas nuomonė. Ir ką jis pasakytų jo, man, ką jis pavyzdžiui? pasako? Nu, susitik. Reikiamą žmogų čia ir dabar. Kodėl? Reikiama. Man, pavyzdžiui, reikia susitikti tenais, nu, su kokiu Andriu Plečkaičiu ir pakalbėti Tai su va. juo apie inovacijas Lietuvoje. Jo, bet Tai aš čia paimu ir paskambinu. Jeigu reikiamas žmogus. Kas tas reikiamas žmogus? Reikiamas, kurio tu nepažįsti. Savo neturi savo... Jo, ne. Tai va būtent čia nepažįstamas, nes pažįstamam aš skambinu arba Ne, parašau. tai sakau, bet... Nepažįsti. Mes anąkart šitą šnekėjom. Nes reikalingas ir Susipažinti yra du nepažįstamas, skirtingi tai dalykai. skirtingai, jo. Jo. Tai va ką jūs pasakot? O kodėl jums reikia su nepažįstamu čia dabar susitikti? Nes aš tarp savo pažįstamų rate neturiu tų reikiamų žmonių. Nu, Aš norėčiau susitikti su nepažįstamu žmogu. Nes kas yra būtent reikiamo žmogaus, dėl ko to žmogaus reikia? Nu, Kuris